čia paukštis koks ar angelas? Angelas. Aha, angelas. O koks tikras vardas? Aha, aišku. Kaip sekasi mokslas? Aš dabar noriu, kad visi čia sėdintys užduotų šitam angelui, bet kokių 2-3 myslės. O angelas turės atsakyti, jisgi viską žino. Prašom. Iš 5 atimti 5? Mama. Ne, jokių mama. Mama užduoda. Kas bus? Nieko nebus. Nulis. Tai ar nieko ar nulis? Tai nulis yra danija. Nulis yra nulis. Gerai. Gal kokių kitokių myslių dar? Aš čia baigiu nusėti, man atrodo. Iš 5 atimti 5 lygu 5. Kas čia gali būti? Irgi gudriai. Gal kokių Iš 5 kitų... atimti 5 lygu 5. Kas čia gali būti? Kada taip gali būti? Kasgi nežino? Aš nežinau. Senelis tikrai nežino. Senelis viską žino. Ai, 5 pirštai visą. Pirštinė. Tikrai. Tai kaip būtų atsakymas teisingas toks? Taigi, va, pirštiniuota ranka, kai turi pirštuotą, Taip. pirštiniuota. Taip, turi 5. Pirštinę nusimauni, tai tarsi tuos 5 atimi. O paskui ranka vis tiek lieka plika su 5 pirštais. Nu čia gražu, gudru. Daugiau myslių kokių? Prašom. Geležinė kumelaitė, kanatinė uodagaitė, kas kur nori ten važiuoja. Kaip? Geležinė kumelaitė, kanatinė uodagaitė, kas kur nori ten važiuoja. Tai adata gali susitikti. Nu, matai kaip gudru. Nu, dar vieną myslę. Gal? Nu, aš tada pasakysiu. Prašom. Žemėje nėra. Ant debesies viena. Pas blogutė dvi, pas kleboną vidury, pas betoną prie šakių. Čia geras. Žemėje nėra. Ant debesies viena. Pas blogutė dvi, pas kleboną vidury, pas bekoną prie šakių. Reikia pasakyti, kad angelas teisinga kryptim galvoja nuo pat pradžių. Prašom, įteiksim dovanų. Prašom. Norim pakviesti tą panelę.